Šiandien randuosi prie Panevėžio apygardos prokuratūros. Pagal išankstinį užsirašymą turėsiu 1 valandą susitikimą su vyriausia prokurorė Nida Grunskienė ir pakalbėsime apie tos pačius klausimus, kas vyksta Lietuvos ir Panevėžio teisingumo vykdytojų sferoje, kadangi žmonės, piliečiai visiškai nepasitikė nei prokuratūros, nei teismų darbu, tai tiesiog dar sykį tenka kreiptis, parodyti visus jų atsirašinėjimų dokumentus, nutartis tiek teismų, tiek prokuratūros. Praktiškai jie dirba darbą atsirašinėdami, problemų nespręsdami, kai kurios bylos tiesiog daugiau negu aiškios, jie vis tiek visoje Respublikoje vis tiek daro tą patį ir galiausiai žmonės sugadina sveikatą, išleidžia pinigus, lieka nepatenkinti, kadangi teisingumo išvis nėra ir jeigu iš Respublikos reikia žmonėms teisingumo ieškoti kitose šalyse, Garliavos įvykiuose Venckienė Amerikoje ieško teisybės, ten irgi kariauja su tais pačiais mafijos klanais, kadangi visur rimtesnės bylos tiesiog nesprendžiamos. Mūsų Respublikoje lygiai tas pats, paprasta bylutė kažkokia tai, kur visiškai neliečia valdžios, išsprendžiama, vienas kitas teisėjas išsprendžia tinkamai. Tačiau pagrindinės mafijinės struktūros vienus kitas dengia, savivaldybė, policija, prokuratūra, teismai, medikai ir neįmanoma bet kokią aiškią bylą, kai sena kaimo bobutė tą padarytų, išspręstų teisingai jungus sveiką protą. Čia naudojasi įstatymais, iškraipa Lietuvos Respublikos prezidentas, tipa neturi galių, kas jam nesutikė, visa tauta balsavo ir sutikė jam tas galias. Apie kokias galias eina kalbėti, kad jie negali atleisti teisėjas. Reikia tų biurokratų, mafijinių struktūrų, tarybų prašyti, kad jie duotų leidimą. Tai aš nežinau, tai mes pasodinam protingiausią žmogų į prezidentą vietą. Ir jis turi visus klausimus spręsti. Reikia konsultuotis su žmonėm, tie, kurie išlaiko šitos išlaikytinius, o neklaus tų pačių biurokratų, kurie dengia nusikaltimus. Tai netrukus būsiu pas vyriausią prokurorę, pažiūrėsiu, ką jinai kalbės. Kadangi prokuratūrą atvažiavom, kur mes ją išlaikėm, tiek pastatus, tiek darbuotojus, atlyginimai iš biudžeto mokami, todėl nors ir rezervuota vieta, jeigu einame pas vyriausią prokurorę, todėl drąsiai pastatau mašiną ir šiandien man sutiktas leidimas, kad negaučiau baudos. Tai čia yra kaip ir pliusas, kad leidžia pasistatyti ir elgiasi tikrai padoriai. Tai jau sekundė, mes randamės prokuratūros viduje, einame su Lietuvos visuomeninės tarybos nariu Kazimieru Grabiu pas vyriausią prokurorę, pažiūrėsime, kaip atsakysi mūsų rūpimus klausimus. Einame toliau link vyriausios prokurorės, prieš tai užpildome dokumentėlius, kad tikrai galėtų mus atrast, kad mes čia ne kažkokie tai, kad nedingtume kažkur iš prokuratūros, nors ar kameros absoliučiai mus mato, ir mašinas, ir asmenis, bet dar yra tokia tvarka nustatyta, kad turim surašyti ir prašymukus. Ir tą padarėm. Einam toliau į vyriausios prokurorės kabinetą. Tai būtų toks klausimas, kadangi ne pirmas sykį aš prokurorė pas jūsų ateinu, šis iki atsivedžiau, kad tikrai nebūčiau betarpiškai vienas, kažkuo mane neapkaltintų, paprastai būna, kad vieną šnekam, net surašą
protokoluose visai ką kitą, žodelį priešdėlį prideda kažkokį, žmogus skaitydamas nepamato ir tas protokolas paskui eina į teismą ir sako, tu ten tai pasirašėjai, prieštaravimų neturėjai, perskaitai ir taip toliau. Ir žmogui labai sunku apsiginti. Tai daugumą, tiek eidami pas prezidentus, tai į kitas tarnybas, vedasi arba žurnalistus įrašinėja, kad tai nebūtų. Ir pas jūsų, aš manau, kad įrašas vyksta, ką ir mes kalbam, kad ir privačiai, greičiausiai, nežinau. Tai būtų klausimas toks. Aš dabar pas jūsų ateinu, čia byla eina apie Seimo narį Petrą Nevulį. Jis ten sudaužė savo kaimyną, į jo valdą nuėjo, kaip mes pas jūsų į kabinetą, pareikalavo to, ko jis negali iš jo reikalauti, žmogus nesutiko, jis sulaužė kaulus, išvažiavo iš to, tas besąmonis gulėjo, atvežė į ligoninę, gydės šonkaulių sulaužytą. Jis pirmas nubėgo į policiją, parašė pareiškimą, kad ne jis sulaužė šitą, bet šitas žmogus jį užpuolė savo valdoj. Lygiai taip pat pas jūsų dabar atėjome į kabinetą, jums sulaužom, kad jūs negalėtumėte čia pagalbos taigi įsikviesti, važiuojame į policiją pasakyti, kad jūs mums sužalojat, dar pasidraskau kažką tai pasidarau savo ir jūs ginsitės. Ir tą žmogų pasodina jūs į kalėjimą. Ta Deksnys nuteisė kalinimu, kad sumokėtų šitam Seimo nariui Nevuliui baudas moralinė, teismo išlaidas ir taip toliau. Tik per 2 metus man dalyvaujant išteisina. Bet kur antras galas? Kur kaltininkas nubaustas? Jis melavo policijai, melavo teismam, melavo medikam, teisme segiau bylą, teisėjui melavo, prokurorui murė. Jam visą tą laiką rašė Deksnys pareiškimus, kad ne aš kaltas, jis sulaužė, yra liudininkai, yra greitoji iškviesta, yra policija iškviesta. 2 metus jis ir po šiai dienai jūsų tarnybos atsirašinėja taip pat, kad Nevulis neliečiamas. Jis įlinda per tą laiką į Seimą, jam byla buvo neužvesta, bet užvesta tam, kuris nukentėjo. Ir šiandien po šiai dieną visiems, ir prokurorai generaliniai, ir jums, raštų krūvą ir iš jūsų turiu. Jis jau žmogus pavarga, sugadina verslą, sugadina sveikatą. Šiandien sakiau, einu, turiu priėmimų pas vyriausią prokurorą, einam kartu. Negaliu nuo lovos pasikelti. Jis turėjo fermą, ūkį, viskas turėjo išsiparduoti. Maitina mus visus. Vežė į turgų, pardavinėja pieną, produkciją ir taip toliau. Tai įsivaizduokit dabar, tą patį aš su jumis padarau. Irgi taip pat galėsiu sėdėti toliau ir dirbti, ir pas jūs ateiti, ir jūs būsit nukentėjus, išvežta, laužyt, tuos kaulus gydysit ir taip toliau. Tai šitokia tvarka čia turi būti Lietuvoje. Toks teisingumas, raštai pas jūsų tą byloja. Visi atsirašinėjimai jūsų prokurorai vienus vartus. Kaip gali būti nei vienas nekaltas, jeigu šitą išteisina, tai yra kaltininkas antroj pusėje. Kaip prokurorė atsakykit, kaip jūs elgtumėtės, jeigu aš toks žiaurus, padarau pas jūs atėjęs į kabinetą, tokią nesąmonę, ką padarė tas dabartinis Seimo narys, tada jis nebuvo, su šito savo kaimynu Deksniu. Kur jam kreiptis? Visus neskundžiamos nutartys jūsų parašyta, teismų parašyta, neskundžiamos, jūs palaikat kaltinimus ir taip toliau. Nėra kalta, nors žmogus sugadintas visas gyvenimas. Šeima nebegali mums pieniuką atvežti, nebegali tos produkcijos, jis turi dabar gydyti, lovos nepasikelia. Kaip elgtis? Gerbiama prokurorė. Kas būtų, jeigu būtų, kaip jūs sakote, jeigu... Taip, toks atvejis analogiškas, taip. Aš manau, kad apie tai nevertėtų kalbėti. Kodėl? Kas būtų, jeigu būtų. Na, aš manau, kad jūs esate protingas žmogus. Taip, mes niekada to nepadarysim. Taip, ir jo labiau dar prieš tokią gražią pareigūnę, tai tikrai tirštelis nepakiltų. Tai čia viskas aišku, teisingai sako. Aš žinau tą bylą, žinau, kad buvo priimtas išteisinamasis nuosprendis, taip. Aš žinau, kad buvo taip. Pradėtas ikiteisminis tyrimas ir jisai nutrauktas, taip? Dėl Nevulio net nepradėtas. Net nepradėtas dėl Nevulio. Bet dabar buvo priimtas atsisakymas jūs dėl to. Dabar paskutinis, tai aš jau generalinį, aš jau pradėjau, kadangi žmogus pavarga, neskundžiamas sutartis, aš pradėjau, kadangi mačiau tuos įvykius nuo pat pradžių, mačiau, kad ten įsidirbinėja Nevulio giminė žmona, kurie nedalyvavo įvykiuose nešališkai, jūsų prokurorė jau
pameluoti, sumaišyti pavardę, nešališki šito deksnio, kurie pašaliniai asmenys šališki. Nu vien jau tas faktas rodo, ant kiek tai prokurorai arba nekompetentingi, arba piktybiškai daro tokius veiksmus. Čia tikrai ne jūsų darbas. Taip, aišku, savaime. Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Mindaugas Rimkus. Taip, čia paskutinis atsirašymas. Taip, nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir šis nutarimas yra skundžiamas ikiteisminio tyrimo teisėjui. Jūs žinot, yra baudžiamo proceso kodeksas, kuriuo mes vadovaujamės dirbdami šį darbą. Todėl jums buvo pateiktas išaiškinimas, kad šis prokuroro nutarimas yra skundžiamas ikiteisminio tyrimo teisėjui. Gerbiama prokurorė, 2 metus pareiškimus rašė Deksnys, būdamas nekaltas. 2 metus krūva skundų, advokatų išlaidų, žmogus mokėjo pinigus. Aš pradėjau tą patį darbą daryti. Ir vėl krūva tų skundų turi mokėti, kadangi teisininkai turi rašyti, mes ne visada tuos straipsnius žinom, teisinės žinias. Tai kiek mes galim įsidirbinėti su tais atsirašinėjimais? Kai ten 2 kartų aišku, aš jums pasakiau, sudaužė, sulaužė, arba vienoj pusė kaltininkas, arba kitoj, negali būti kitaip. Manas jūs suprantat, kiekvienas prokuroras yra savarankiškas priimti sprendimus. Tai nereikia tokių prokurorų, gerbiama prokurorė. Tada nelaikykit tokių savo specialistų, kurie... Aš priimu, ne aš atleidžiu prokurorus. Nu jūs vyriausia. Priėmimus daro ir atleidimus generalinė prokuratūra. Ir, sakykime, kompetencija šio prokuroro man tikrai abejonių nekelia. Yra tokia tvarka, kad prokuroras savarankiškas, jis priima sprendimus, o jo sprendimus gali skųsti. Bet jie nusikalstamus sprendimus priima, nusikalstamus, plika bobutės kaimo akimi matosi. Teisėjas įvertinęs jis ir pasakys. Teisėjai lygiai tu, šiandien teisėja vyriausio Kauno apygardos teisėja, Venckienė lekia tiesos ieškoti į Ameriką. Apie kokius jūs teisėjus kalbat? Aš teismuose pastoviai bylose sėdžiu. Komisarai narkotikus didžiausius nusikaltimus daro, ginklais sodina nekaltus, byla po 16 metų nuteisti. Apie kokią? Tai viena byla, kur nuteisti, kiti ūkio bankas, pasižiūrėkit, ūkio bankininkai darė nusikaltimus, sėdi kituose bankuose, vėl varta pinigus. Apie kokius teisėjus, kas pas mūsų per teisėjai? Su antrankiais tie, kurie vaikšta, gerbiama prokurorė. Tai čia teisėjai, nusikaltėliai, mes juos taip ir vadinam. Ne visi. Va, teisingi ne visi. Bet aš irgi skaitydamas, kad jūs tikrai išmintinga prokurorė, jau antrą sykį pas jūsų ateinu, ir skaitydamas, kad jūs irgi ne visi prokurorai, kai šitaip gali bylas atsirašinėjimais. Gerai, antra byla. Su šita byla nebežinau. Toliau,